Va čia tai žaidimas, žaidžiam vorą. Galiu pasakyti, tikrai nėra lengva suvaldyti tokią grupę vaikų, kurie nenustyksta vietoje, turi jas prižiūrėti, kad neužsigautų. Bet iš tikrųjų įdomi patirtis ir aš manau, kad vaikam ir žaidėjam šis renginys patiko. Vieno berniuko mama pasiūlė mums tokį, aš susidomėjau iš tikrųjų to ir mes susiskambinom, susitarėm dėl šitos pamokos ir tikrai labai džiaugiamės, vaikams buvo irgi pranešta, jie tikrai džiaugiasi ir tikrai norėjo, nes vaikai labai aktyvus ir sportuoja, tai tikrai labai smagu. Mes futbolą dažnai žaidžiam lauke. Ne kūno kultūros pamokėlių metu, tiesiog einam su vaikais į lauką, tai ypač pavasarį ar rudens pradžio, tai visada vaikai nešasi kamuolius, žaidžiam kartu tikrai. Šiais metais yra planuojama nemažai tokių projektų, kad žaidėjai, treneriai lankysis mokyklose, darželiuose, skatinsim, kad vaikai daugiau žinotų apie futbolą, kad ateitų stadionus, kartu pasiimtų tėvelius. Ir, futbolas žaidžiamas dėl sirgalių ir kuo jų daugiau, to ir žaidėjai labiau stengiasi. Mes norime jų pritraukti kuo daugiau šiais metais.